Labas rytas. Šiandien kilom labai anksti, tai jau ir pasportuota. Ir dabar eisim kavas, nes jau vaikas sako, reikia kavas tėveliai. Tai eisim darytis kavos. Pusryčiai mūsų tik nuo 7. Taip, dabar čia turim 5:30 vietos laiku. Atsikėlė nuo 4:30. Nuo 4:30 tai va. O šiandien diena, vėl važiavimo daug. Tikėtina jau kalnų vaizdų matysim. Ir vakarė jau būsim Kroatijoje. Tai va, tai susitiksim dienos eigoje. Nu va, atvarėm papusryčiauti. Laukia mūsų pradžia. Kava, sultis, dar laukia maisto. Kiaušinių pasirinkimų buvo belikė. Kažkur vyras gaudo vaiką. Va, kokia graži aplinka. Pavalgom ir lekiam 6-7 valandas kelio. Važiavome beveik kilometrų ilgio tuneliuką. Tolimoje matosi kalnai, jau artėjam. Važiuojam per Čekijos kaimelius. Mes iš pradžių pasirinko vieną kelią, bet pasirodo mes per Slovakiją neplanavom važiuoti, tai dabar važiuojam per kaimelius, visai gražu. O dabar čia važiuojam po Vengriją. Miesteliai, kaimeliai. Kažkokia autentika. Išlikę. Čia namukai kaip Italija atrodo. Dabar važiuojam per kaimą Kam. Neaišku, ar mes čia matysim pavadinimą, bet žodžiu, kaimas yra Kam. Tai vat, kai gyveni kaime Kam, tai tavęs visi klausia, nu kam? Arba kur tu gyveni? Nu ir sakai Kam. Iš kur tu žinai, Kam, o tu atsakai Kam. Atvykom jau į Kroatiją, susimokam, varom. Nors čia už kilometrus, ane, sakei? Čia tiesiog paėmų lapelį ir varom toliau. Dangus koks įdomus. Prasidėjo ir kalnai. Jau šiek tiek kalnų, šiokių tokių. Nu, ir važiavam jau Zagrebe, jau biškį prašvito po lietaus. Nu, ir dar parodysiu va butelį, kur apartamentus, kur apsistojame šiandien. Žodžiu, yra viskas. Net telikas, kas nebuvo Ostravai. Tai čia dušas. Tulikas su savo bakeliu to stiliumi. Virtuvėlė. Atskiras kambarys vaikui, bet mes miegam kartu. Ir tada čia yra mūsų kaip miegamasis veidrodis.
prieš lovą, kas man niekada nepatinka. Štai ir viskas. Žodžiu, tai apsižiūrėjom kambarį, apartamentus ir keliaujam vakarieniauti. Čia kažkokią vietą rekomendavot, pažiūrėsim, kas čia bus gera. Žodžiu, jau pavalgėm, nieko kaip ir nenufilmavau. Tai iki rytojus turbūt, jau rytoj nusimato aktyvesnė diena, jau bus tikrai veiksmo, jau ne tik važiuosim. O šiandien buvo taip, kad truputį ne ten nuvažiavom. Planas buvo per Austriją pamatyti ir kalnų, bet nuvežė mus per Slovakiją ir Vengriją. Tai bet ir tai kažką pamatėm. Tik jau ne taip, kaip norėjom. Tai žodžiu, šiandien tiek ir iki rytojus.